Labą dieną. Šiandien pristatysime savo verslo planą, būtent įmonės Tikit. Tai yra įmonė, kuri užsims unikalių lipdukų gamybą. Visas lipdukų procesas, kurie yra naudojami šiomis dienomis, prasidėjo nuo Rowlando Hillo. Jis pirmasis pradėjo naudoti šiuolaikinius lipdukus. Prieš tai senovės graikai juos naudojo kaip vašką ar medžiagų gabalėlius, kuriuos lipdė ant skirtingų paviršių. Ir tuo būdu jie išreikšdavo savo skirtingą nuomonę, simboliką ir kitus dalykus. Šiomis dienomis Lietuvoje būtent asmeninių lipdukų gamybos įmonių nėra. Visos įmonės, kurios egzistuoja, jos yra nutaikytos į didesnius verslus ir nesiūlo kiekvienam individui pagaminti lipduką, kuris atspindėtų būtent jo norus. Tai yra labai stipriai apribota tiek autorinėmis teisėmis, tiek kitomis problemomis egzistuojančiomis Lietuvoje. Pirmiausiai mūsų Stikit įmonės vizija būtų tapti populiariausia ir geidžiamiausia unikalių lipdukų gaminimo įmonė Lietuvoje. Pati misija yra sukurti prekę, kuri atstovautų mūsų klientą, jo unikalumus ir norus. Na ir siunčiama žinutė būtų lipdukai savaip ir kiekvienam. Šioje skaidrėje matote mūsų tipinio kliento kanvasą. Tai yra 21 metų studentas iš Kauno, kuris dažnai galvoja apie sportą, retkarčiais lipdukų dizainą, girdi bendramžių įvairius patarimus, populiarias tendencijas, mato socialinius tinklus ir kitas išmanesias technologijas. Jisai vilėsi įsigyti kokybiškus ir gražius lipdukus ir įtikti savo aplinkai, tai yra jį matančius šios bendramžius. Iš tendencijų tai pirmiausiai yra lipdukų populiarumo iškilumas. Ir ko gero viena blogiausių tendencijų tai yra lipdukų pirkimo internetu našta. Kadangi užsakinėjant lipdukus internetu dažnai nutinka kažko, ko neturėtų nutikti tiek dizaino pusėje arba net gamybos. Šis žmogus jisai jaučia vienišumo, atstovavimo stoką ir jis labai mėgsta internetinius žaidimus, laiko leidimą su draugais bei sportą. O bijo tai dėl užsakinėjimų lipdukų kokybės, jų kainos ir taip sakant, atsiperkamumo. Į visas šias problemas sprendimas būtų mūsų įmonėje. Pirmiausiai gaminsime įvairius lipdukus šalies viduje su užsienio tiekėjų žaliavomis. Ir siūlysime asmeniškai pritaikomus, išskirtinius aukštos kokybės ir patvarius lipdukus. Pačios įmonės vertės pasiūlymas, kaip ir minėjau, yra kurti aukštos kokybės lipdukus. Tai būtų galima daryti pagal jau egzistuojančius dizainus, kurti naujus modelius, individualizuoti ar daryti netgi tuos pačius didelius užsakymus. Pirmiausiai mes sukuriame galimybę klientui išsireikšti save per lipduką, stengiamės taupyti jų laiką ir sukuriame kelis kliento idėjos variantus ir leidžiam jam išsirinkti. Stengiamės, jog mūsų produktas sumažintų riziką, žmogui nereikėtų taip ilgai ieškoti, jis atspindėtų būtent kliento norus, būtų unikalus ir padėtume klientui greičiau apsispręsti, jau pasiūlydami tam tikrus dizainus. Pats klientas iš šito viso, jisai galėtų išreikšti save, būti unikaliu, išskirtiniu, gauti ilgalaikį produktą dėl aukštos kokybės. Klientas nori išsiskirti, išreikšti save ir savo mintis visais įmanomais būdais, na ir jo problema dažnai būna blogas iškalbingumas,
per aukšta kaina, per ilgas procesas, argi, argi net per didelis pasirinkimas tam tikrų variantų. Mūsų konkurentai būtų įvairūs verslai, parduodantis lipdukus, lankstinukus ir panašiai tiek iš užsienio, tiek pačioj Lietuvos rinkoje. Kadangi individualizuoti lipdukai jie kainuotų daugiau ir nebūtų tokie pigus, sakykime, kaip maksimai nusipirktas lipdukų lapelis. Apart to mes turime labai stiprų konkurencinį pranašumą, kas slypi būtent individualume ir kliento poreikių patenkinime. Šituos du aspektus mes stiprinsime ir norime būtent per juos tapti pranašesni už visas egzistuojančias įmones. Šioje skaidrėje matote mūsų verslo planą, tai pirmiausia yra problema, kad Lietuvoje nėra įmonių, kurios gamintų lipdukus vietoje, juos gamina per internetą ir tuo pačiu įmonės, kurios egzistuoja, jos dažniausiai priema tik tai didesnius užsakymus. Sprendimas būtų gaminti įvairius lipdukus šalies viduje su užsienio tiekėjų žaliavomis. Iš esamų alternatyvų egzistuojančiai problemai tai būtų įvairūs verslai parduodantys lipdukus, lankstinukus ir panašiai iš užsienio, ką jau prieš tai minėjau. Esminiai indikatoriai tai yra parduodami lipdukai per atitinkamą laiko vienetą. Ir mūsų unikalus vertės pasiūlymas tai asmeniškai pritaikomi, išskirtiniai, aukštos kokybės ir patvarūs lipdukai. High level concept būtų plačiai pritaikomi įvairūs suasmeninti bei standartiniai lipdukai. Tai pardavinėtume per internetinius tinklapius ir stipriai naudotume iš lūpų į lūpas marketingą. Esminis konkurencinis pranašumas slypi mūsų individualizuotose lipdukuose ir jų sprendimuose, o klientai būtų įvairūs amžiaus žmonės, norintys papuošti savo telefoną, kompiuterį ar bet kokią kitą priemonę. Pirmieji pirkėjai manome, jog būtų žmonės išgirdę apie mūsų siūlomą produktą, jo sprendimus verbaliai. Tai yra ne per reklamą, ne per socialinę mediją, bet iš draugo. Kaštų struktūra daugiausiai sudarytų domeno kaina, žaliavos, elektros, įrangos ir nuomos kaštai. Ir iš pajamų srautų būtų tiek standartinių lipdukų pardavimai, tai jau pagal padarytus dizainus, tiek suasmenintų lipdukų pardavimai. Pačios įmonės logotipas yra šioje skaidrėje. Būtent pasirinkome geltoną spalvą, kadangi tai atspindi vieną seniausių lipdukų šiuolaikinių, tai yra smiley faces ar kitaip emojis, kuris visada yra geltonos spalvos. Tai sukurs stiprią asociaciją su tuo, ką mes darome ir kokia yra mūsų teikiama paslauga. Iš finansinės pusės, kad atlikti įėjimą į rinką, mums reikėtų atlikti šiuos žingsnius. Pirmiausiai, reklamą pradėtume per radiją. Tai skirtume biudžetą ne per didžiausią, bet kad tai turėtų poveikį. Tai būtų 2000 eurų. Vėliau pereitume prie plakatų šviesdėžių, tada socialinių medijų, tokių kaip Instagram, Facebook, internetos paieškos variklio stiprinime, tai būtų Google Ads. Ir po kurio laiko sukurtume reklamas, kurios eitų per YouTube ir užbaigtume būtent influenceriais. Kapitalas būtų apie 3000 eurų, reikėtų pagalvoti dar, ar nereikėtų jo perskirstyti, didinti, galbūt ir sumažinti. Tai buvo mūsų Stickit verslo planas. Tikimės, jog jums patiko ir galbūt pritrauksime jūsų didesnį dėmesį ir susidomėjimą.